Istorija prasideda tuo, kad netgi šiandien ryte jis 40 km važiavo nuo savo namų, kad sudalyvautų šiame maratone. Su dviračiu. Įsivaizduokit, 40 km važiavo su dviračiu ir vadonas su to pačiu dviračiu dalyvavo maratone ir atvažiavo tikrai ne paskutinis. Dar paukštelis pačiulbėjo, kad šitas žmogus ir dalyvauja plaukimo maratonuose. Na ir vienu žodžiu yra visoks kitoks, sportiškas ir labai šaunus. Ir apie kągi mes čia kalbame? Mes kalbame apie Algirdą Sekomą. Ir labai kviečiame jį čia arčiau prie scenos, nes Neptūnas jam įsteigė specialų išskirtinį prizą. Va, ateina Algirdas. Tikras vyras matosi iš stumens, iš levens. Kepurė dovanų. Pabuojam, išties išskirtinė asmenybė. Gaila, kad ne su savo dviračiais ant scenos išėjame, bet jeigu kas nors nematė, tai jo dviratis va pirmoje eilėje koksai. Gerai, mes galim grįžti dabar prie jau ir laureatų. Ir mums šiandien padeda Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė, kurie ir apdovanoja čempionus ir nugalėtojus. Ir dar priedo Ignalinos savivaldybė. Taip, įsteigė kiekvienam, tai yra elito grupės nugalėtojams po taurę, o kiekvienos grupės nugalėtojui dar yra įsteigiama ir knyga apie Ignaliną, kuri vadinasi Ignalina, sportas ir turizmas. Taigi šiandien prizų yra išties labai daug ir jie yra labai puikus. Na ką, laikas pradėti nuo grupės V13. Mergaičių grupė ir didysis trejetukas. Tikėkimės, kad laureatai dar nepabėgo. Trečią vietą V13 grupėje užima Amanda Pilkaitė. Kviečiame Amandą Pilkaitę užimti savo garbingus pozicijos. Atbėga Amanda, prašom, atsistok. Jau norėjai ant antrą laiptelio, ką? Kitais metais arba kitame etape dar atlikščiai laukiam. Sveikinimai, mes kviečiame Moniką Žukaitę, kuri užėmė antrąją vietą šioje grupėje. Monika Žukaitė. Monika nesiskubina, gerai, šitiek skubinasi. Taip, antroji pakopa, dideliausi sveikinimai. Šaunuolė. Ir galime pakviesti V13 grupės nugalėtoją. Tai yra Germilė Navickaitė. Tai yra Germilė Navickas. Ar yra Germilė? Na va. Pirmoji pakopa. O kur tavo batai? Taip, prie V13 grupės mes turime dar vieną įspūdingą prizą, tai yra Polar apdovanoja pirmosios vietos nugalėtoją Germilę ir įsteigė širdies matuoklį. Labai šaunus prizas, tikėkimės pravers ateityje. Gerai, mergaitės, nusišysim dar kartą jums palaikusiems žmonėms. O šaunuolės, prašom. Užleidžiam vietą dabar jau berniukams, tai yra M13 grupė berniukai. Didysis trejetukas. Pradedam nuo trečiosios pozicijos, iškovojo Matas Jankauskas. Matas. Ateinamas Matas, matom. Kur tavo dviratis, Matai? Ant mašinos jau. Tai reikės su mašina visą atvažiuoti. Sveikina Matą, o dabar galime pakviesti antrosios vietos nugalėtoją Dainių Bielinį. Kviečiamės Dainius Bielinis atsiimti savo apdovanojimų, pasimaudyti šlovėje truputį. Aha, Dainius reiškia išskubėjo namo, nežinia ko, gerai, jeigu pamatysite Dainį, netyčia ką, tai siūskite čia. O mes kviečiame nugalėtoją M13 grupės ir tai yra Mindaugas Čepelė. Mindaugai, kur tu? Šaunuolis. Pirmoji vieta. Knyga ir kiti prizai.
Na va, vieno berniuko trūksta, bet ką padarysi. Nusišypsokit, vyrai, nebijokit, reikia priprasti prieš šlovės, pridėmės. Gerai, ačiū Jums. Žygiuojam pirmin ir turim V16 grupę. Mergaitės, na gerai, jau panelės, tikriausiai visos. Top 3. Trečioji vieta, ją pradeda Emilė Lukošiūtė. Trečioji vieta buvo labai greita. Kur jinai? Emilė. Čia tu? Tai kur ten dėlsi? Ar nesitikėjai gal? Nesitikėjai? Tai tada dvigubai linksmiau turėtų būti. Gerai, antrą vietą V16 grupėje užėmė Justė Kamarauskaitė. Justė kviečiame ant pakylos. Justė, tai matau, tikrai tikėjosi. Ir pagaliau, pirmoji vieta V16 grupėje atitenka Ugniai Vasiliauskaitei. Ugniai turi būti dideliausi aplodismentai. Graži skarelė Ugnė, nuo saulės slepiesi. Įdegus, matau, tikrai. Šaunuolė Ugnė ir visos likusios mergaitės papozuoja. Nu tas vienas pozuoja taip nugarą, kad nedaug dievė. Visą pjedestalą. Didysis, galingasis, greitasis trejetukas, kurį pradeda trečiąją poziciją Dovydas Vaitoška. Dovydas, ar čia ar ne? Čia per mažas. Va, Dovydas. Ne. Ar yra Dovydas? Aš taip ir galvojau, kad ten žmogelių 16 dar negali būti. Va čia tai tikras vyras, Dovydas. Matau, kad gali būti 16. Antroji vieta šio grupėje atitenka Mykolui Račiūnui. Mykolas Račiūnas iš toli ateina. Labai ilgai eis. Reikės su dviračiu atvažiuoti, būtų greičiau. Na, galima pabėgti, dar jauku netgi truputėlį liko. Ir pagaliau pirmoji vieta M16 grupėje ir jie atitenka Jonui Ališauskui. Jonas Ališauskas turi gerbėjų, ne vieną ir ne du. Ten visas kampelis Jono gerbėjų taip išeina. Oho, taip ir turėtų būti. Šaunuolis Jonai. Dovydas jau matau žinojo, kad trečią vietą iškovojo, jau net nepasakiau, pradėjo eiti. Šaunuolis Dovydai. Trečioji vieta. Kylam aukštyn, antroji pozicija. Kas čia aplenkė Dovydą, tai yra Lukas Talačka. Lukas Talačka. Garbingo oponento pavyzdys. Sveikinimai kolegoms. Gerai, ir pirmoji pozicija, pirmoji vieta šiandien greičiausias M18 grupėje buvo Arnas Pelaitis. Na, aš vis kalbėjau, kur jūsų dviračiai, kur dviračiai. Teisingai. Ne viengi žmogus iškovoja tą pirmąją vietą, daug prie to prisideda ir jo transporto priemonė dviratukas. Turi būti išlaikytas, prižiūrėtas. Ar labai prižiūri savo dviratį? Ar ne? Taip? Plauni kiekvieną dieną? Gerai. Ačiū Jums, vaikinai. Taip, turime grupę V31. Tai yra moterų grupė. Matau visos... Ne, norėjau pasakyti visos vedusios, bet ne. Ar galėsim įsirinkti savo nuotaką kitiem? Gerai, V31 grupė, tai šiandien atitenka Astai Šimkonieniai. Kviečiame Astą Šimkonienę, negi nėra Astos. Ajajai. Nieko tokio, tada galime pasveikinti antrosios vietos nugalėtoją, kuri tapo Vaida Reinartaitė.
prašom užimkite savo antrąją poziciją, jeigu esate Vaida Reinartaitė. Turbūt. Gerai. Pažiūrėkime, kas prie jūsų prisijungs. Tai yra Ramunė Arlauskienė. Ramunė Arlauskienė irgi dar kupina jėgų. Galėtų dar ne vieną ratelį tikriausiai apsukti. Ai, atsiprašau, teisingai, moteris išteka, o neveda. Nuostabios moterys buvo labai greitos. Gerai, einam aukštyn ir dabar jau turime vyrus M60 grupė. Tikėkime, kad jie niekur neišsilakstė. Ir didysis trejetukas. Pradėsim nuo trečiosios pozicijos, kaip visą laiką, kurią šiandien užima Kęstutis Kviecinskas. Kviečiame Kęstutį. Kaip laikotės, Kęstutį? Ar jėgų dar yra? Ar dar galėtumėte apsukti kokį ratuką kitą? Ar namo nuvažiuoti 40 km? Alaus, Kęstučiui, tai reikia alaus. Tai jums turėtų pastatyti šiandien alaus jūsų kompanija. Gerai, antroji vieta atitenka M60 grupėje Jonui Vilūnui. Irgi pavardė dažnai linksniuojama kiekvieną etapą, jeigu aš neklystu. Jonas Vilūnas. Antroji vieta. Ir pagaliau pirmąją poziciją šiandien iškovoja. Bet ašgi dar nieko nepasakiau. Na gerai, dėkos Jozas Vilkelis. Taip suprantam, šitas žmogus turi daugiausiai gerbėjų ir tikriausiai daugiausiai pirmųjų pozicijų. Va taip, o tokia turi būti tikrai čempioniška nuotrauka, o alus po to bus už kadro. Ačiū jums, vyrai. Grupė M... Tai yra, atsiprašau, grupė M50. Grupė M50 trejetukas. Trečioji vieta šiandien atitenka. Kamgi čia tokiam? Valdemui Derviniui. Valdemas Dervinis yra kviečiamas pas mus ant trečiosios pakopos. Ar būtų geriau vietoj tokio maišelio gauti litrą alaus, pavyzdžiui? Čia gausiu, bet ne, sportininkams negalima alaus. Antroji vieta M50 grupė atitenka Leonui Jarmoškai. Leonas kviečiamas čia pas mus. Leonas, va yra. Toli ta mūsų apdovanojimų pakila, čia reikia dar vargintis ir toliai. Ir pagaliau pirmoji vieta M50 grupėje ir ją iškovoja Alvydas Urniežius. Alvydas Urniežius irgi turi nemenką būrį gerbėjų. Tikriausiai jie ir padėjo jam iškovoti pirmąją poziciją. Labai smagu žiūrėti, kuomet pirmoji vieta pasveikina dar ir antrąją ir trečiąją. Jūs irgi taip darykit, labai gražus gestas. Vyrai, papozuojam, visa Lietuva jūs stebi šiandien. O mes galėsime pereiti prie M40 grupės. Moterų grupė M40. Vaikinai, vyrukai užleidžia jums vietas. M40 trejetukas ir jį pradeda trečiąją vietą. Raimondas Kalina. Raimondas Kalina. Ar yra čia? Raimondai, ar čia jūs? Labai gerai. Ai be abejo, reikėjo iki komandos švarkelį dar susirastų uniformą. Kaipgi kitaip? Fokus Vilnius. Va, pareklamavau net. Raimondas Kalina. Antroji vieta atitenka žmogui, kuris buvo greitesnis už Raimondą, tai yra Vitalis Vareikis. Va, Vitalis Vareikis. Vitalis vienoj pusėj ir gali kitoj. Kaip čia dabar nutiko? Iš tos pačios komandos. Va taip.
Ir pirmoji pozicija, pirmoji vieta, greičiausiai 40 grupės atstovų Svajūnui Ambrazui. Sirgalis Svajūno pačiam gale, ten gal vaizdas geresnis atsiveria. O kur pas Svajūnas? Atėjo, aš net nepastebėjau. Sveikinimai. Ir jau kitas sporto klubas. Ar labai konkuruoja šitie sporto klubai? Silva ir Focus. Smarkiai? Pasimušat? Aha, viskas aišku. Ir ačiū jums, vyrai. Grupė M30. Ir kągi mes čia turime? Trečią vietą, kurią šiandien užima Giedrius Adamonis. Aplodismentai, vienas iš organizatorių. Šiandien, kas ten šaukia, negražu. Giedrius turi šaunuolį, taigi neturi priešų, Giedriu. Labai smagi trečioji pozicija. Antroji vieta M30 grupėje atitenka Valdemarui Savrykinui. Palaikome Valdemarą. Tikriausiai ne Valdemarą, Švilpinės ranką paspaudė. Ir pagaliau M30 grupės nugalėtojas, pats greičiausias, šauniausias ir visoks kitoks, Elijus Čivilis. Šio žmogaus pavardę aš irgi labai dažnai linksniuoju. Visą laiką būna tarp prizininkų. Gali būti, kad barzda padeda laimėti. Na va, ar barzda padeda laimėti? Prideda greičiau, tai reikia ir Lietuvos krepšinio rinktinei visiems pasiūlyti barzdą užsiauginti. Ir tada gerai, šaunuoliai vyrai, ačiū jums. Beliko mums dvi grupės, V19 ir M19, tai yra elito grupės, kaip suprantu, kurioms atiteks ir tokios nuostabios taurės nuo Ignalinos savivaldybės. Taip, M, tai yra V19 grupė. Merginų, panelių. Ir kągi mes čia turime? Didysis top trejetukas. Kasgi čia tokios buvo tokios nuostabios greitos? Trečioji vieta Rima Siaurusevičiūtė. Rima, mes laukiam tavęs. Tu čia. O kur buvai? Nuostabi taurė, sidabrinė, man sakė, gryno sidabro. Antroji pozicija šioje grupėje atitenka Sabinai Prazevič. Sabina turi daug sirgalių. Focus komanda. Focus komanda neiškelmus tvirta, reikia taip suprast. Dalinti taurė. Sveikinimai ir elito grupės nugalėtoja. Pati greičiausia šiandien buvo jubiliejiniam Ignalinos etape Kristina Banevičiūtė. Kristina Banevičiūtė. Pirmoji vieta. Labai žavios damos. Trejetukas, trečioji vieta. Prizų, garbės, šlovės. Kažkokia net skanduolė ten tau šaukė kolegos. Tai yra trečioji pozicija. Gerai, antroji vieta M19 grupėje. Ją iškovoja Andrėjus Dolgovas. Paplojam Andrėjui, negaila. Šaunuolis, kokia čia komanda, tai man paskaitysiu Orbea. Ir beliko pagaliau paskutinis, bet tikrai neprasčiausias, o pats geriausias.
pats pačiausias, kaip man sako. Tai yra pirmosios vietos nugalėtojas Gediminas Kaupas. Gediminas Kaupas su instinktų marškinėliais. Iškovojo šiandien pirmąją vietą, buvo pats greičiausias, nuostabiausias. Jeigu yra panelė norinčių nusifotografuoti šitais vaikinais, tai galite ateiti, nesidrovėkit. Jeigu ne, tai užteks ir jų vienos mano draugos. Na va, elito grupės nugalėtojai. Daugiausiai dėmesio susilaukė. Taip, berods apdovanojame visus laureatus, prizininkus. Ačiū labai, kad dalyvavote Ignalinos etape, kuris buvo jubiliejinis 10, kaip žinia. Ir prieš paskutinis bendrojo šių metų dviračių maratono taurės etapų. Paskutinis mūsų laukia rugsėjo 25 dieną Anykščiuose. Tikėkime, visi tenai susirinksime ir mūsų gal bus netgi dar daugiau. Laukime gero oro ir iki susitikimo Anykščiuose už vieną mėnesį. Iki gero vakaro. Nebespėjau padėti nieko.